Sveiki atvykę. Prie pokalbio prie židinio, tiesa, židinio neturime, tad jums teks tiesiog įsivaizduoti tą židinį, ar netgi visą pasaulį kaip židinį degantį ugnyje. Viktorija, sveiki atvykę, jūs matėte Donald Trumpą nuo jo pirmosios kadencijos metu dalyvavote, stebėjote. Prieš tai rašėte disertaciją, daktaro disertaciją apie Massimi, popiežiaus valstybės kardinolą ir menų globėją 17 amžiuje. Tame laikotarpyje, kai Italijos valstybės susidūrė su fragmentacija ir kentėjo nuo ekspansinę politiką praktikuojančių kaimynų. Taigi, Camillo Massimo yra vienas iš įdomiausių žmonių, kuris netapo popiežiumi, kandidatu į popiežius. Bet jo asmenybė įdomi dėl diplomatijos proceso. Jis svarbiais savo gyvenimo aspektais ir etapais rinko meno kūrinius, globojo menininkus. Aš apie jį galvojau nemažai. Aš pati į Vilnių atvykau iš Madrido per Helsinkį ir prisimenu, kad Massimo pats buvo ambasadoriumi, pasiuntiniu, kažkada jo portretą net ir tapė Velasquesas. Aš nesitikėjau, tiesą pasakius, to klausimo. Ačiū, kad uždavėte, bet aš tikrai jam buvau pasiruošusi. Pakalbėkime tuomet apie šiuolaikinę diplomatiją, apie 28 punktų taikos planą. Nežinome, kokia šio plano versija buvo pristatyta Ukrainos vyriausybei, bet aš turiu porą klausimų. Pirmas klausimas, kaip jūsų nuomonė mes turėtume mąstyti apie šį dokumentą, ar kaip ministras Budrys sakė, tai yra tiesiog kažkas, ką galima dėl ko galima dėrėtis, ar tai yra tiesiog ultimatumas, ar iš esmės tai yra bandymas perkelti kaltę dėl karo tęstinumo ir Ukrainai. Kaip jūsų nuomonė Ramfeldas jautėsi ir ką būtų pagalvojęs apie šį planą? Įdomus klausimas. Aš labai atsargiai šį 28 punktų planą vertinu ir taip darysiu, kol jo nepamatysiu faktiškai. Manau, kad JAV administracija turi patirties rengdama tokius planus, ypač kai rengia planą artimiesiams rytiems. Mano supratimas yra toks, jog Jungtinių tautų generalinės asamblėjos metu rugsėjo mėnesį vyko dvišalės dėrybos, dvišalės diplomatijos procesas, kad regionas pritartų planui. Žinoma, kai kalbame apie artimuosius rytus, buvo įtrauktas Izraelis ir tų vizitų į Izraelį paskui buvo labai daug, kad Izraelis pritartų taikos susitarimui. Istoriškai labai dažnai būna Arabų lygos planas, būna JAV planas ir paskui dėrybos, kaip tą planą suderinti. Dabar buvo vienas bendras planas, kuriam pritarė visos regiono šalys. Taigi, Ukrainos prezidentas, kai kalbam apie šį planą, nekalbėjo apie nusisukimą nuo Europos. Jis kalbėjo apie produktyvius mėnesius paskutinius NATO, Europai. Tad pokalbiai, kurie vyksta šią savaitę, yra susiję NATO Europos gynybos investicijų stiprinimo, didinimo. Dabar girdėjome, kad ir Europa pirmą kartą gynybos išlaidomis viršyje JAV. Tai buvo neįmanoma prieš kelis metus. Taigi pokalbio kryptis keičiasi. Aš matau iš tiesų daug asmeninės diplomatijos iš prezidento pusės. Kai kalbame apie santykius, jūs kuria naujus santykius su visomis šalimis ir tie asmeniniai santykiai bus labai svarbus ir aš manau, kad to proceso pasiekmė kažkada bus. Jis nėra pats kantriausias žmogus, jis tikrai manau, kad turi nusistatęs terminą.
Svarbu taip pat suvokti, kad mes netrukus minėsime 4-asias karo metinės vasario mėnesį ir iki šiol nebuvo išsamaus plano baigti karą. Nė viena šalis to man nepasiūlė. Tad, manyčiau, nereikėtų pasmerkti to plano iš karto, nereikėtų kalbėti apie tai, kad atiduodame Ukrainą į Rusijos rankas. Ne, aš raginčiau prisiminti, ką prezidentas padarė pirmosios kadencijos metu ir manyčiau, kad tos vilties baigti karą yra. Rumsfeldas. Rumsfeldas buvo prezidento Nikso ambasadorius prie NATO. Būtent todėl jisai pietų Prancūzijos paplūdimyje buvo, kai Niksonas turėjo atsistatydinti ir jisai turėjo grįžti į Vašingtoną, tapti administracijos vadovu. Tai žymėjo eros pabaigą. Rumsfeldui, manau, pasižiūrėjus į šį konfliktą, atrodytų, kad mes dabar esame jau konflikto sprendimo etape. Aš manau, kad jis būtų supratęs, jog nėra kažkokio gyvybingo plano nugalėti Rusiją, todėl gyvybiškai svarbu baigti žudynės ir padaryti Europą labai nepatraukliu taikiniu Putinui. Būtent todėl Hagoje buvę gynybos įsipareigojimai yra tokie svarbus, mano nuomonė, ir gyvybiškai svarbus. Mums reikia ES ekonomikos, gynybos pramonės tokio masto, kad jie investuotų tiek daug, nes ES BVP 10 kartų yra aukštesnis už Rusijos BVP. Tai Europa, jeigu tinkamai investuotų, būtų palaikoma JAV, nes JAV tikrai veikia kaip branduolinė atgrasimo valstybė, to nepamirškime, bet aš manau, kad tas didesnis investavimas užkirstų kelią Putinui į Europą. Aš manyčiau, kad tas atgrasimas yra pats svarbiausias mums. Šį rytą kalbėjome apie transatlantinius santykius – Europą, Ukrainą ir Rusiją. Bet per paskutinius 12 mėnesių taip pat matėme įvairių dramatiškų pokyčių artimuosiuose rytuose. Tie pokyčiai yra labai aktualūs ES struktūrai. Net ir po Asado žlugimo tas pasirodė. Kampanijos prieš Hamas, Hezbollah, taikos susitarimas Gazai. Mano nuomonė, keičiasi galios kontūrai. Taigi, kaip jūsų nuomonė tie galios kontūrai pasikeis per kitus 12 mėnesių regione? Ar turime stabilumo garantijas? Na, mes kalbame apie artimuosius rytus. Na, tai yra pokytis, kuris turėjo anksčiau ir vėliau įvykti, tik tie pokyčiai buvo labai svarbus, labai greiti, spartus. Trumpas turi unikalią poziciją artimuosiuose rytuose, kadangi visos regiono suinteresuotosios šalys juo pasitikė, išskyrus Irano valstybę. Bet jie tikrai žino, kad Trumpas yra rimtas žmogus ir yra pasirengęs imtis veiksmų regione, kai jų reikia. Kita vertus, mes matėme ir santykius su Saudo Arabija. Saudo Arabijos karališkasis įpėdinis lankėsi JAV, Trumpas palaiko ryšius su Kinijos prezidentu gerus. Tai visi jie pasitikė, kad Trumpas yra savo pažadų besilaikantis žmogus, yra pasirengęs spręsti regiono problemas. Tai pirmieji visi šitie planai, kurie pasirodė, yra pirmieji planai per paskutiniuosius 25 metus, kai kalbame apie konfliktų sureguliavimą artimuosiuose rytuose, Palestinos valstybės klausimo sprendimą. Būtent todėl arabų pasaulis nebevetuoja jokių pasiūlymų. 2019 metų pabaigoje pradėjome rengti visus tuos susitarimus, kurie lėmė tuos pokyčius. Apvaliajame kabinete sėdėjęs karališkasis įpėdinis, paveldėtojas, kalbėjo apie pasitikėjimą, nors prieš keliarius metus tai būtų neįmanoma. Dabar jis
kalba apie galimybę sureguliuoti konfliktus. Dabar galime pradėti galvoti apie taikos susitarimą Izraelyje, Palestinoje, tai yra iš tiesų nauji artimieji rytai. Paskutinė kliūtis esame tarp auditorijos ir pietų, tai man tenka didelė atsakomybė klausti ir kreiptis į auditoriją, ar jie dar turi klausimų, taigi dalyvaukite aktyviai slido.com platformoje ir užduokite klausimus. Pakalbėkime apie energetiką. Jūs turite žinių, kompetencingų žinių ir energetikos srityje. Praėjusiais metais vidutinė elektros kaina pramonės vartojimams Jungtinėse Amerikos valstijose buvo 7,5 centai už kilovatvalandę. Kinijoje 8 centai. Europos Sąjungoje 19 centų, Jungtinėje karalystėje 21 centas. Turint galvoje energijos kainos svarbą ekonomikos augimui ir ekonomikos plėtrai, turint galvoje, kokia elektra yra svarbi ateities ekonomikai, kaip jums ši situacija atrodo ir kaip jūsų nuomonė Europa galėtų išbristi iš tos milžiniškai nepalankios jiems situacijos. Taip, tai yra didžiulė našta Europos pramonės pajėgumams ir kažkas, ką reikia spręsti. Šį klausimą elektros kainos tikrai reikia spręsti ir aš manau, kad ne tik ES ir Jungtinėje karalystėje su šia problema susidursime. Individualios valstybės turės sugalvoti mechanizmus, kaip sumažinti elektros kainą, pasiekti to pariteto. Nes Jungtinėse Amerikos valstijose mes tikrai matome poreikį, kad Europa turi būti pramoninė prasme stipresnė, galėtų investuoti daugiau į gynybą. Bet pagalvokime apie bendrovės, kurios užsiima įvairiausią veiklą ir gamina tai, ko reikia ir mums. Telekomunikacijos įmonės. Suomija iš telekomunikacijų verslo išstūmė Kiniją. Mes dabar puikiai suvokiame, kad norėdami diversifikuotis, turime nukreipti savo žvilgsnį į Europą ir mes matome, kad JAV pasikliovimas ir elektros vartojimas nemažėja. Iš tiesų, mūsų poreikis elektros išaugo dvigubai. Ir jeigu tas augimas paklausos ir toliau taip augs, tie kainos svyravimai bus nepaprastai dideli ir sukurs daug problemų, jeigu nebūtų sprendžiama. Aš kaip amerikietė norėčiau matyti daugiau dujų importo iš JAV, norėčiau matyti daugiau dėmesio mažiesiems branduoliniams reakcijams, jau 15 metų jų paleidimas yra žadamas, atrodo, kad galiausiai pirmųjų reaktorių surauksime 2026 metais. Aš norėčiau tiesiog pridėti, kad šitie energijos šaltiniai padės sumažinti ir CO2 išmetimus. Branduolinė energetika neturi CO2, mūsų gamtinės dujos yra švaresnės nei Rusijos gamtinės dujos, bet taip, elektra ir jos kainos yra didžiulis iššūkis. Mums liko tik 19 sekundžių, bet turime kelis klausimus iš auditorijos. Tai jūs galėsite, aš turiu pasirinkti vieną. Kiek laiko Trumpo administracija toleruos Europos šalis, kurios perka energetiką ir energetikos šaltinius iš Rusijos? Aš 2025 metų skaičių nemačiau, bet 2024 metais Europa importavo daugiau energetikos išteklių iš Rusijos nei bet kada. Taigi turime trečiuosius karo Ukrainoje metus, bet importas iš Rusijos auga. Kai kuriuos šie ištekliai ateina per Indiją. Indija perka iš Indijos, perpakuoja tarsi dujas kaip indiškas ir parduoda Europą. Mūsų prezidentas kalba su Indija šio klausimu. Mes nutraukę jiems tiekimą, galime atlaisvinti savo pajėgumus ir juos eksportuoti į Europą, kad Europa nebūtų priklausoma nuo energetinių išteklių importo iš Indijos. Amerikiečiams labai svarbu pamatyti, jog ketvirtaisiais karo metais
Europa vis tiek importuoja daug iš Rusijos ir tai yra nepriimtina mums. Labai ačiū Jums už dėmesį ir ačiū už tai, kad pakvietėte.